Times of India praneša gyvų reportažų apie Slovakijos premjerą Fico. Ir aiškėja, kodėl Baltijos tigrai neleido jam skristi ir bandė sutrukdyti jo skrydį į Maskvą. Dėl to, kad tokiuose paraduose iš tikrųjų vyksta tie užkulisiniai susitikimai ir paaiškėjo, kad Fico netgi paradė ir nedalyvavo. Jis sako, ką jūs mane laikote 3 metų vaiku, aš į paradą nejau, aš jau, sako, ėjau susitikti su žmonėmis, ėjau į muziejų. Jisai nenorėjo tos, kaip sakant, eskalacijos, nes jau jį ir taip apkaltino, kad jisai važiuoja garbinti rusų agresiją. Tai ten buvo demonstruojama kariuomenė, demonstruojama galia, Šiaurės Korėjos tenais generolas atskrido, tai jis ten ir nėjo. Niekas ant jo nepyko Rusijai, o čia irgi nebeišėjo užpykti. Bet kas paaiškėjo, kad jisai nuskridęs į Maskvą, Putino paklausė, ar bus dėrybos su Ukraina, ką jis apie tai mano. Tiksliau ne, tai jisai, ne ar dėrybos bus su Ukraina, o ar kokia yra padėtis fronte, ar jisai galintis atsakyti. Ir tada Putinas jam pasakęs, kad bus dėrybos ir kad jisai nesakytų niekam. Ir sako, Fico, aš sužinojau tiesiai iš Putino, kad bus dėrybos, kad jisai nori dėrėtis. Ir tada sako, visi pradeda iš karto aiškinti savo, siūlyti nuomonę, sako, negi Ukraina neturi savo atstovų. Sako, štai Putinas jau pasiūlė dėrėtis. Dabar sako, jeigu Ukraina turi atstovus, turi savo nuomonę, turi savo galvą, turėtų dėrėtis ir pasiekti tam tikrų rezultatų. Rusija nori pasiekti rezultatus. Ir sako, kai prasidėjo karas, buvo balandžio mėnesį po to taikos dėrybos ir Ukraina norėjo pasirašyti taikos sutartį ir tada išlindo vakarų didieji šitie žaidėjai ir pasakė, ne, mums labai karas yra gerai, mes įrodysime savo tiesas per šitą karą. Mes čia paerzinsim Rusiją, mes parodysim savo galybę. Ir sako, prisiminkime 2022, kas buvo. Ir sako, jeigu Ukraina nesidėrės su Rusija, šitas karas tęsis dar kelis metus, nes jisai apsimoka vakarams. Čia matai, susišaukia su tuo, ką aš ryte pasakiau, priminiau jums, kad ES net neslėpė, kad jiems patinka šitas karas, jiems labai tinka, iki 2030 norėtų tęsti. O Fico sako, pačiai Ukrainai neapsimoka šitas karas, jai apsimoka kažkokios tai dėrybos ir sako, Rusija nori dėrybų be išankstinių sąlygų, be jokių ten, kad ten bus taip ar bus taip ir būdavo, jeigu tik tai kalba pasisuka apie dėrybas, juk Zelenskis pradeda viską neigti arba nuskrenda į Ameriką, paskui užsuka į Londoną, gauna keletą milijardų ir tada jau pradeda sąlygas kelti. Ir dabar sako, netrukdykite jiems be jokių sąlygų susitikti, pasitarti, nelyskit. Tai dabar šitam visam kontekste baisiai gerai, kad Makronas yra su tokiu skandalu truputėlį nukirstas, gal bus ramesnis, gal nustos lysti. Tai va, tai tiek ir norėjau pranešti. Dėkoju visiems rėmėjams, kas kada nors rėmėte kanalą. Kviečiu paremti, prisidėti. Aš tikrai kitiem blogeriam nepavydžiu, aš tiesiog susukau reportažą, nes pastebėjau ten tokį video ir neadekvatų tiesiog rėmimą ir galvoju, žmonės neadekvačiai kažkur šniostelna, tada kitur nebelieka. Ir aš nemanau, kad aš čia kažką ar žalingai, ar neteisingai pranešu, va štai pamačiau, perklausiau, anglų kalba viskas yra padaryta ir reikia ir išmonės, ir proto, ir suprasti, ir laiko. Ir perteikiu ir nemanau, kad kažką blogo aš jums darau ir nemanau, kad tokia pozicija nieko neprisidėti yra normali. Man šiek tiek buvo su sveikata labai blogai, va taip vat buvo. Na, tik tai tas spaudimas labai didelis jau nešoko, bet tada, kai labai blogai, tai nesinori per daug kalbėti, per daug užsiimti. Dabar matyt pagerėjo, dabar kalbėsiu, užsiimsiu. Dabar būna per mažas spaudimas, ačiū Dievui, tai per mažą gali su kava pakelti, o per didelį tai tu nelabai ir numuši. Tai va, per mažas yra geriau negu per didelis. Tai čia, kad truputėlį nebuvo tos informacijos, paskui dar tie visi šeimos reikalai.
Kas pritarėt vaikų prekybai, aišku, ne vieta jums šitam kanale, aš nepritariu vaikų prekybai, tai niekada ir nesutarsime šitais klausimais, ir žmonių prekybai nepritariu, žmonių dinginėjimui, šitam apartheido politikai, genocidui nepritariu, nes ant mano šeimos yra pavaryta labai baisiai ir labai didelis melas, labai didelis šmeižtas ir nepavyko sunaikinti fiziškai, tai dar negali apsiraminti, dar visaip kovoja. Nežinau, čia nelygi čia kova, tačiau kartais pagalba per prievartą ateina, per prievartą pradėjo lysti tos tarptautinės organizacijos, jau manęs galėjo nebūti, jau mane bandė užmušti kovo 22, manęs jau galėjo nebūti ir tada jie atsirado, man atrodė beviltiškos jų pastangos, bet aš kaip suprantu nebeviltiškos, nes tarptautinės organizacijos dėmesys tai yra fantastika. Aš iš niekur nieko nebesitikėjau. Aš netgi nusiunčiau, čia prašė patys arkivyskupija į Vatikano komisiją nusiųsti stebuklingus pagijimus. Jie matyt nepatikėjo, nes arba patikėjo, tai šitie išprotėjo, nes aš visą atskleidžiau nugydymo šitą visą siaubą, šitus klėdesius, bandymą numarinti ir kaip man stebuklai įvyko, kaip aš stebuklų gyva, bet aš parašiau, kad aš nežinau, kiek aš dar trauksiu, nes tas spaudimas vis tiek kartais išlenda labai baisus. Tai ir bandė užmušti. Bet tai dabar kartais atrodo, kad trauksiu. Galima su visokiais dariniais, augliais gyventi. Ačiū Dievui, čia ne jokia necirozė, ne hepatitas, tiesiog kažkoks darinys. Aš gimiau su hepatitu B, pas mane ant kortelės buvo parašyta, pas mane delnai būdavo geltoni, atsimenu, iki 15 gal metų. Aš įpratau neriebiai valgyti, tačiau žmogus, su kuriuo gyvenu, truputėlį kitaip įpratęs valgyti, gali būti, kad kadangi pakito truputėlį mitybos šitie įpročiai ir plus buvo labai sunku, čia karantinai visi ten nesąmonės, mėsa brango, aš dažniau nusipirkdavau su kiauliena, nors ten parašyta, kad tik tai 20%, bet galėjo pakenkti, nes aš gyvenime valgydavau kūdai, kaip kardio dieta, kažkaip taip norėdavau. Ir dabar tą kardio dietą man laikytis kepenų visiškai nesunku, aš visiškai nemėgstu riebiai, niekada nemėgau ir man dabar viskas yra labai gerai. Viskas tvarkoja ir turbūt viskas bus gerai. Tiesiog buvo nuslėpti tie įrašai, šitas genocido režimas turi savo sistemą, tu nueini į 3 tyrimus, jie ne vieno tyrimo neįkelia, paskui išsidirbinėja, mes atspausdinsim, paduosim, sukurtos elektroninės sistemos, jie atsisako jomis naudotis, jie savo stalčiuje laiko tavo tyrimus. Ir mums ta karo pabaiga būtų, arba paliaubos būtų gerai, nes čia laksto bepročiai ir grasina visus išžudyti ir toksai beprotis teroristas eina kapinių vidurių, šalia tursena milicija, jį saugo nuo žmonių, kad jam akių neiškabintų. Ir taip gyvenam ir čia turėtų baigtis, nes jie nurimtų tik tai, jeigu ten būtų paliaubos, jie nustotų čia siautėti ir gal Nausėda nustotų su Šakaliene siautėti su savo parama Ukrainai ir jų žadėjimai paremti Ukrainą jau būtų laikomi kaip terorizmas, jeigu būtų pasirašytos paliaubos. Nes tai būtų karo kurstimas, jau galėtų kelti jiems bylas. Dabar negali, dabar vyksta karas ir jie atseit remia. Tai tiek.